Įsibėgėjus renovacijai Lietuvoje, dažnas daugiabučio namo gyventojas svarsto, kokius sprendinius pasirinkti, kad šie užtikrintų ne tik energinį efektyvumą ar komfortą, bet ir būtų ilgaamžiai. Šiandien ventiliuojamų fasadų ekspertai mus supažindins su viena patvariausių fasado apdailos medžiagų – HPL aukšto slėgio laminato plokštėmis. Šiuo metu esame prie daugiabučio namo Panevėžyje, kuris yra renovuotas beveik prieš 6 metus. Daugelis žmonių neramina, kaip jų fasadai atrodys po ilgojo periodo. Todėl čia yra geras pavyzdys, fasadas esantis pietinėje pusėje. Galim paimti ir pasižiūrėti, kaip skiriasi nuo pirminės spalvos. Ši sistema leidžia atlikti darbus tiek vasarą, tiek žiemą, todėl gyventojai nesusiduria su ilgu renovacijos periodu. Daugelis gyventojų baiminasi dėl ilgo ir purvino renovacijos proceso, o su šia ventiliuojamo fasado sistema galima išvengti visų tų nepatogumų. Deja, bet vis dar pasitaiko atvejų, kuomet naujutėliu ir švytinčiu pastato fasadu ilgai džiaugtis netenka. HPL plokštės atsparios antigrafiti dažams. Čia yra tikriausi grafiti dažai, to mes jais ir pabandysim nupurkšti. Tenka matyti daug renovuotų namų su HPL plokštėm, su niokotų vandalų ir gyventojai net nežino, kad jas galima išvalyti. Dažai, kai matome, jau nudžiūvę, tai pabandome juos išvalyti. Savo rankose aš laikau paprastą citrusinį valiklį, jo išpuršim ir pabandysim nuvalyti. Ventiliuojamų fasadų konstrukcija dažnai taikoma ir renovuojant visuomeninius pastatus. Ar pamenate visų vaikystėje pamėgtą žaidimą Tetris? Būtent šiame fasade ir panaudotos jo detalės. Lietuvoje renovuojant visuomeninius pastatus dažniausiai būna naudojamos vos kelios spalvos, kurios būna pakankamai blankios. Šio darželio fasade buvo panaudota net 11 spalvų, todėl architektas turi praktiškai visas galimybės įgyvendinti visus savo sumanymus. Renovuojant pastatus, ypač visuomeninius darželius, ypač svarbu, kad fasadų medžiagos būtų pakankamai stiprios, atsparios, kadangi vaikas gali rankoje turėti tiek flomasterį, tiek su kreidutim papiešti, tiek ir akmuo gali netyčia atsirasti. Taigi pabandykime įsitikinti šios medžiagos tvirtumu ir atsparumu. Kaip matom, neliko jokios žymelis. HPL plokštės tai ne tik fasado apdaila, jų pritaikymas daug įvairesnis. Visi prisimenam senas darželio pavėsinės, kurios buvo raudonų plytų, vaikų lankomos ir ne tik darželio vaikų. Visos jos buvo apdaužytos, apskaldėjusios ir viena iš galimybių panaudoti ventiliuojamo fasado medžiagas. Konkrečiai čia buvo panaudota Santariškių darželio pavėsinėms HPL plokštės, kurios yra ilgamžės, ant jų galima piešti, galima kamuolį spardyti jas ir jokių sudužusių iš principo jau nebematysim. Konstrukcija labai paprasta, kadangi nebuvo panaudota nei viena plyta, tai yra tiesiog metalo konstrukcija, kuri yra apdengta apdailos plokštėm. Na, o vis dar abejojantiems šių plokščių patvarumu rodome.